Tęsime draugę su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rengiamą rubrikų ciklą Ar žinojai kad? Visai neseniai buvo minima pasaulinė maisto diena, prieš keletą dienų pasaulinė veganų diena, savaitgalį smaližiai mėgaudamiesi saldumynais minės pyragų dieną, o kitą savaitę minėsime Europos sveikos mitybos dieną. Apie tai, kokia mityba teisinga ir kokiais kriterijais vadovaudamiesi turėtume rinktis maistą. Praeitoje laidoje kalbėjome su gydytoja dietologe Rūta Peterėt, o šiandien su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialiste Snieguole Tarasevičiene panagrinėsime mūsų mitybos įpročių pasekmes. Tai yra, kaip mūsų mityba gyvenimo būdas įtakoja mūsų kūno sudėtį. Labą rytą. Labas rytas. Šiandien plačiaja prasme ypač didelis dėmesys skiriamas kūno ir formų grožiui. Tai lyg ir tapę kultų, kuris kartais nukrypsta į skausmingus kraštutinumus, liesi žmonės badauja, norėdami išlaikyti kūno masę arba ją dar sumažinti, o apkūnus ar net nutukę save teisina sakydami, kad gero žmogaus turi būti daug. Taigi, ar svarbu žinoti savo kūno sudėtį ir kodėl? Na, mes tikrai dažnai sveriamės ant svarstyklių, bet pasisvėrę ant svarstyklių mes sužinome tik tai savo kūno masę. Tai yra kilogramais išreikštas svoris. Tai dažniausiai mums neduoda išsamios informacijos apie tai, iš ko mes esame sudėti. O mes esame sudėti iš vandens, riebalų, raumenų, baltymų ir mineralų. Būtent visi šitie elementai mūsų kūne turi būti tikrais kiekiais ir tam tikromis proporcijomis, atsižvelgiant į amžių ir lytį. Na, ne visada didelis svoris reiškia, tarkime, nutukimą, ar ne? Tai visai netinka svertis elementariomis svarstyklėmis sportuojančiam žmogui arba sunku fizinį darbą dirbančiam žmogui. Na, tuo tarpu kūno sudėties analizė leidžia mums sužinoti mūsų kūno sudėtinių dalių dydžius ir proporcijas. Tyrimas kūno sudėties analizatoriumi tai lengvas, greitas, tikslus ir svarbiausia neskausmingas būdas kiekvienam sužinoti savo kūno sandarą, sudėtį arba dar kitaip vadinamą kompoziciją. Kodėl mums reikia žinoti savo kūno sudėtį? Ką lemia šis tyrimas? Kūno sudėties rodiklių nukrypimas nuo normos gali būti rimtas signalas artėjant ligai. Pakitusi kūno sudėtis sąlygoja tokias sveikatos problemas kaip nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, kraujo lipidų apykaitos sutrikimai, padidėjęs arterinis kraujospūdis, antro tipo diabetas, sąnarių artrozė, kepenų tulžies pūslės ligos, kai kurie vėžiniai susirgimai. Taigi kūno sudėties analizė tai yra būdas išvengti rizikos sveikatai. Tai čia kaip ir profilaktika tokia galima sakyti. Taip yra profilaktika, tai yra puikia pagalba norint stebėti savo organizmo būklę, keičiant gyvenimo būdą, į sveikesnį be abejo būdą keičiant, įvertinant kokią įtaką daro mūsų mityba, dieta pasirinkta, norint sureguliuoti savo sporto programą, fitneso ypač programą, siekiant mažinti vidinių pilvo riebalų kiekį. Apie tai vėliau kalbėsiu, tikrai labai svarbu. Na ir aišku, norint nustatyti savo kūno sudėjimo tipą, ar ne? Ir stebėti pažangą jį gražinant ir tobulinant. Kas gali naudotis šią jūsų teikiamą paslaugą? Na, kūno sudėties analizatorių mes visuomenės sveikatos biure turim dviejų rūšių, dviejų lygių. Tai turim vieną paprastesnį elementarų, kurį nešamės į renginius, tarkim, kas dalyvavo miesto dienose, apsilankė mūsų sveikatos palapinėje, tikrai manau, kad pasinaudojo šią paslaugą, būtent kūno sudėties analizę. Na, paprastu elementariu analizatoriumi mes sužinome nedaug parametrų, bet turime biure sudėtingą gana analizatorių, prie kurio yra integruota kompiuterinė programa, kuri būtent šitą programą mums padeda apdoroti duomenis ir atlikti analizę. Kūno kompozicijos analizatorius nustato kūno kompoziciją naudodamas tariamosios varžos metodą, ar ne? Saugus, nejuntami elektros impulsai, tai yra labai silpna elektros srovė, pereina per žmogaus kūną, kai jisai atsistoja ant analizatoriaus. Na ir
esmė tame, kad riebalai sunkiai praleidžia elektros srovę, o raumenys, skysčiai, sausgyslės šią elektros srovę praleidžia kur kas geriau. Na ir pasipriešinimas elektros sroviai, būtent riebalinio audinio ir kitų audinių, tai vadinamas varža. Varžos rodmenys ir matematinės formulės padeda nustatyti besisveriančio asmens kūno sudėjimo rodmenis. Tai yra toks principas veikimo. Ir ką mes atlikę tą tyrimą, ką mes sužinome, ką mes galime sužinoti? Mes sužinome tikrai nemažai duomenų. Visų pirma, aišku, suskaičiuojame kūno masės indeksą, nustatome kūno riebalų kiekį procentais, taip pat riebalų masę kilogramais, nustatome kūno svorį be riebalinės masės, kiek sveria, taip pat nustatome kūno raumenų masę, atliekame segmentinę, tai yra atskiro kūno dalių analizė, riebalų kiekius ir raumenų kiekius, tai atskirose kūno dalyse, tai rankose kiekvienoje atskirai, kojoje atskirai kiekvienoje ir žmogaus liemens ir krūtinės srityje. Išmatuojame kūno skysčių svorį, nustatome kaulų mineralinę masę, nustatome baltymų kiekį organizme, kūno sudėjimo tipą, ir apskaičiuojame bazinę ir pagrindinę medžiagų apykaitą. Taigi, kalbant apie tokius sudėtingus, čia ilgai vyksta tas procesas, nes tiek daug ištirti turbūt reikia turėti daug laiko. Pats procesas yra tikrai trumpas, neskausmingas, apie minutę laiko, netgi iki pusės minutės. Šiek tiek užtrunka visas duomenų išaiškinimas žmogui, ar ne? Apibūdinimas, paaiškinimas, ką reikia daryti, ką reikia mažinti, ką reikia didinti, kaip keisti savo gyvenimo būdą. Tai teikdami šitą paslaugą mes žmogui skiriame iki pusės valandos laiko, tam, kad galėtume įsamei paaiškinti tuos gautus rezultatus. Taigi toks natūralus klausimas, kiek ši paslauga kainuoja? Ši paslauga nieko nekainuoja, mūsų biuras teikia nemokamas paslaugas ir kviečiame visus būtent šitą paslaugą pasinaudoti. Taigi, kur turėtų kreiptis žmogus, kurį dabar suintrigavo mūsų pokalbis ir jisai norėtų pasidaryti šį tyrimą? Ši paslauga atliekama 2 kartus per savaitę, tai antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 16:30 valandos ir reikėtų įsiregistruoti iš anksto, kadangi, kaip ir sakiau, žmogui skiriama iki pusės valandos laiko, tai tam, kad nesusidarytų eilė ir žmogui nereikėtų gaišti veltui laiko. Tai reikėtų skambinti telefonu 8-698 38 571 ir užsiregistruoti būtent kūno sudėties analizai. Be abejo, šitą informaciją apsilankę jūsų internetinėje svetainėje taip pat ras. Taip. Tai sugrįžtant prie viso to tyrimo. Dabar jūs atlikote tyrimą, pamatėte rezultatus ir dažnam žmogui tie skaičiai nieko nesako. Ar jūs šalia viso to ir paaiškinate, nuokrypius nuo normos, kur per mažai, kur per daug, ir po to nurodote jam kelią, kuriuo jisai turėtų eiti, duodat kažkokias rekomendacijas? Taip, būtent taip. Mes paaiškiname žmogui kiekvieną rodmenį, ribas, kokios turėtų būti rekomenduojamos ir kokia situacija yra pas jį ir ką reikėtų daryti, kaip keisti. Tarkime, kūno masės indeksas. Yra pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytos normos, bet jos labiau tinka taikyti tyriant populiaciją, ar ne? Kiekvienam žmogui, kur tarkime 18, 58, 88 metų, tikrai netinka tas pats kūno masės indekso apibrėžimas, ar ne? Tai būtent analizatorius parenka rekomenduojamas ribas, atsižvelgiant į žmogaus amžių ir lytį. Daug mitų sklando apie medžiagų apykaitą, tad jūsų kaip specialistės ir norėčiau pasiteirauti, kas įtakoja medžiagų apykaitą. Medžiagų apykaitą įtakoja raumenų kiekis, amžius ir lytis. Ką daryti žmogui, jeigu jo medžiagų apykaita sulėtėjusi? Medžiagų apykaita visų pirma priklauso nuo raumenų kiekių. Jeigu mes lavinsim raumenis ir didinsim jų kiekį, tai tuo pačiu mes skatinsim spartinsim medžiagų apykaitą. Tai natūralu, jeigu jau kalbam apie raumenis, tai čia be sporto neapsieisi. Be abejo, fizinis aktyvumas, judėti.
Dar kokius duotumėt patarimus žmonėms, kurie, sakykime, yra pasyvūs, ne visiems duota sportuoti. Ir kas įeina į tą aktyvumą? Ar vaikščiojimas tai irgi aktyvumas, ar tik tai būtinai klubas, šokiai ir visa tai, kur jau brauki kaip reikiant prakaitą? Be jokios abejonės, bet koks judesys tai yra fizinis aktyvumas, tiek darbas buityje, tiek ėjimas į darbą pėsčiomis, tiek grįžimas iš darbo pėsčiomis, vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis, važinėjimas dviračiu, ėjimas į parduotuvę pėsčiomis, ne automobilių važiavimas, visa tai yra fizinis aktyvumas. Minimali fizinio aktyvumo norma yra nustatyta, kad žmogus per dieną turėtų nužingsniuoti 10 000 žingsnių. Bent vieną kartą per savaitę pasportuoti taip, apie 75 minutės, kad suprakaituotų. Tas 75 minutės jisai gali išdėstyti per 2 ir per 3 kartus per savaitę. Tai yra minimalūs kiekiai fizinio aktyvumo. O kokios tendencijos yra? Visgi gyvenam tokiais pakankamai patogiais laikais ir reikia manyti, kad jie tik tai patogės. Ar žmonės pakankamai juda? Na, matom, tikrai visi pastebim, kad žmonės pradeda labiau rūpinti savo sveikata, tikrai pradeda daugiau judėti. Pas mus vyksta visuomenės sveikatos biure mankštos. Tikrai netgi pritrūkstam vietų tose mankštų grupėse. Matom savaitgaliais, vakarais, žmonės eina pasivaikščioti, važinėja dviračiais, vaikšto šiaurietiškomis lazdomis, tikrai kas buvo prieš keletą metų, visiems keista ir nuostaba kėlė, dabar tai yra tikrai labai džiugu, kad žmonės tuo domisi ir gyvena sveikiau, juda daugiau. O sugrįžtant prie pačio tyrimo, ar yra susidomėjimas žmonių, ar ateina, tyriasi? Būtent biure tikrai tyriasi, užsirašo, registruojasi. Pernai metais yra ištirta maždaug 500 žmonių buvo ištirta šiuo aparatu. Labai daug žmonių ištyrėme dalyvaudami įvairiuose miesto renginiuose. Šios visus analizatorius, tuos paprastesnius, mažesnius turi šiuo metu beveik visus ugdymo įstaigos. Važinėjam, kai mus kviečia į kolektyvus, į įstaigas, sveikatos mokyklose tyriam kūno sudėties analizę dalyvių. Ar galima būtų apibendrinti nemaži skaičiai tyrimų, kuriuos atliekate ir iš tų atliktų tyrimų, kokios tendencijos yra, su kokiom bėdom žmonės dažniausiai susiduria? Pernai metais biure atliktų išanalizuotų žmonių, tendencijos tokios, jos atitinka maždaug Lietuvos lygį, tai apie 40% ištirtųjų turi per didelį kūno svorį. Randame ir tokių žmonių, kurie neturi nutukimo bendrojo, nėra išreikštas riebalų kiekis, bet vidinių riebalų turi per didelį kiekį. Vidiniai riebalai tai tikrai yra tie vadinami blogieji riebalai, kurie lemia daugelį susirgimų. Tokių kaip antro tipo diabetas, padidintas kraujospūdis, kraujo lipidų apykaitos sutrikimai. Žmogus mano esas tikrai nestoras, bet dėja pilvo viduje tarp vidaus organų turi per daug būtent riebalų, kurie turi tokį neigiamą hormoninį poveikį į kepenų veiklą. Taigi, koks jūsų būtų kaip specialistės patarimas mūsų klausytojams, kurie girdi, ir paskatinimas galbūt, tiesiog bendrai, ką patartumėt mūsų klausytojams, kad jie džiaugtųsi arba bent jau gerintų savo sveikatą? Visų pirma, domėtis ir rūpinti savo sveikatą. Kviečiam be abejo atlikti kūno sudėties analizę. Pats atlikimas kūno sudėties analizės, tikrai neprivers žmogaus numesti svorio ar gyventi sveikiau. Tai padės susivokti, kokioje situacijoje yra jo kūnas ar ne, ir galbūt paskatins pasirinkti sveikesnį gyvenimo būdą. Ir jeigu pradedate sportuotis, laikytis kažkokios dietos, taip pat reikėtų vis dėlto prieš tai atlikti kūno sudėties analizę. O dietų, jokių ekstremalių dietų nereikia laikytis. Reikia tiesiog susitvarkyti savo mitybą, valgyti reguliariai, subalansuotą maistą, saikingai,
Jis turėtų būti visavertis, ir būti visapusiškai fiziškai aktyviems. Aš net nebejoju, kad kiekvienas apsilankęs pas jūs gaus daug vertingos informacijos, kuriuo keliu reikėtų eiti ir kaip pasiekti tą kelelį teisingą, kad galėtume padėti tiek savo ir savo aplinkai, pasidalindami savo žiniomis. Tai dėkui Jums už pašnekesį. Dėkojam Jums. Tiek šį kartą. O norėdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame klausimus ir pasiūlymus siųsti elektroniniu paštu noriu girdėti @gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes pasistengsime naudingą informaciją Jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.